Ir vėl mes humoro klubas, aš Paulius, čia Vaidotas. Kažkam prie frazių. Tai aišku, ką darom. Davai šitą frazę, Vaidučio, tu perskaityk, nes man atrodo, jinai yra vėl šiulietiška. Į visas tavo ereliums išdinga. Į kas dabar bus. Okay, toliau. Šitą reikia pasižymėti. Jo, davai pasižymė. Toliau tas pats Lukas. Nu ką tu čia jau apitušil? Ne. Eimantas, kaip tu stumi paimk du kebą? Tavo bėdos man kalėdos? Nu, šitas visai smagus. Ir kas įdomiausia, sekantis žmogus, Adomas, iš karto tokį patį atšovė, gal tavo norai man prikolai. Čia, man atrodo, susižaidė neblogai. Liucija, cirkas išvažiavo, aš likau, sveikinu. Alga prarasi. Ernestulis 15. Tu galvą pašalai. Šiaip labai rimtas yra, labai rimtas sutrikimas yra. Ernestas Žnaibik Gaidy, bet tikriausiai noriu pasakyti Žnaibik Gaidy. Eglė Gražuolis Arklys. Šitas nieko iš seno multiko. Pasakos pavadinimas. Ir Eimantas, ką tu? Ir pirma frazė, kurią aš pasirenku, yra aišku ta šiaulietiška frazė. Į visas tavo ereliums išdinga. Gerai, aš renkuosi paprastesnę, ne šiaulietišką, ne tarmišką. Tavo bėdos, man kalėdos. Dar vieną duodam Katleriui. Davai šitą. Gerai, šitos visos 3 frazės keliaus pas Mantą Katlerį ir jūs jau toj pat pamatysit, ką jisai nuspręs ir kas gaus džempą ir kas džiaugsis. Sveiki, čia vėl aš Katleris. Turbūt žinot, kodėl aš čia vėl su jumis. Viberio dalykai, Viberio frazės. Tai va, šį kartą vėl man Betas atrinko 3 frazes. Ir šitas gan neblogas, iš tikrųjų, šią savaitę, šią dieną. Pirma frazė yra: į visas tavo ereliums išdinga. Šiaip žiauriai gera frazė, turbūt jaučiu geriausią man iš visų, kiek girdėjau per tą visą savaitę ar 2. Ir jas siunčia Lukas, maladėts, aš jau matau netgi, kaip galima nupiešti šitą visą dalyką. Antra frazė yra: tavo bėdos, man kalėdos. Gera frazė, siunčia Zosė, bet man atrodo, Zosė būtų dar geresnė frazė negu tavo bėdos, man kalėdos. Tiesiog Zosė ir nupieš Zosė. Ir Gražuolis Arklys, Eglės, čia jau turbūt apie mane, man dažnai siūstų šitą. Tai iš visų šitų 3 tikrai geriausia yra visas tavo ereliums išdinga. Čia jaučiau Vaidučio koks žemėtis šitą sugalvoja. Ir Lukas gauna džempą su fraze kažkokią, o aš einu toliau dirbti reikalų.